dėl Mato Maldeikio dalyvavimo tarptautinėme lyderystės projekte Jungtinių Amerikos valstijų rinkimų procesas vyks Vašingtone vasario 19 kovo 8 dienomis. Yra pateikta detali informacija apie pačią komandiruotę. Tik atkreipčiau dėmesį į tai, kad jau yra susiformavusi praktika, kad kuomet kviečiančioji pusė apmoka ir visas priėmimo ir kelionės išlaidas ir taip pat maitinimą, mes paprastai tai formuluojame kaip kelionę, ne kaip komandiruotę. Aš prisimenu, buvo labai panaši, tiksliau analogiška situacija su Mariu Matijošaičiu, man atrodo, kai čia mokymai, kursai čia tokie, čia komandiruotė sunku pavadinti, turbūt beveik 3 savaitės trunka. Tai man ten keista irgi pasirodė tas dienpinigių prašymas. Tai aš tai tik dėmesį atkreipti norėjau irgi, kad prieš kiek laiko buvo analogiška situacija ir mes priiminėjom sprendimą be dienpinigių. Tai aš irgi pritarčiau, kad tai pervadinti kelionę, nes čia tikrai visos smulkiausios išlaidos yra finansuojamos, turtinga kultūrinė programa dar be to. Tai tikrai būtų neaišku, už ką dienpinigiai skiriami ir suma nemaža susidaro, čia 1000 eurų vis dėlto. Tai aš manau, kad Matas nesupyks, kad mes šiek tiek jį nuskriausim.